Vėl skrolinsi, kol pasieksi emocinį dugną? Gal geriau pažiūrėti filmą? Rinkis istorijas vietoj fragmentų ir jausmus vietoj bėgimo nuo savęs. Štai 3 filmai, kurie pastaruoju metu mane įkvėpė. Blogiausias žmogus pasaulyje leido suprasti ir pajausti, kad nesu vienintelė nuolatinėme "o kas jeigu". Pasirinkimų perteklius, savirealizacijos kultas ir jausmas, tarytum gyventum kelis gyvenimus vienu metu. Meilė protas nukėlė į mielai nerangų itališką pasimatymą, kuriame pasijutau tarytum stebėčiau savo vidinius balsus iš šono. Ir dar kartą įsitikinau, kad su kitais susikalbėti galime tiek, kiek susikalbame patys su savimi. Ir žinoma, Amelie. Poezija, ne filmas, kuris įkvėpia pamilti savo jautriąją pusę ir mėgautis tokiomis smulkmenomis, kaip po kojomis girgždančias grindis. Šiuos filmus drauge su kruopščiai atrinkta lietuviška filmoteka rasi Žmonės Cinema, kur kino pavasaris tęsiasi kiaurus metus. Dabar 2 savaitės nemokamai. Iš naujo pamilusi kino vakarus supratau, kiek mūsų patirčių yra bendražmogiškos. Jaučiau, pažinau save ir svarbiausia, įsikvėpiau kurti. Semkis įkvėpimo iš kino ir tu. Bačkiai.